gyvenimo ir laimės metų. Gerą dieną. Kas kaip su pašalpom, panas direktorius? Kaip ten darbai mūsų? Gal ką nors lengva turi direktorių? Ir gerai apmokamo. Sveiki, kolegos. Oi, nu nesižeminkit jūs taip, kokie mes kolegos. Jūsgi mums taip kaip kokis darbo dievukas, toks dievas. Ir pašalpų dievas. Dabar aš esu visiškai toks pat kaip ir jūs. Kaip tai kas nutika? Pamenat, kaip aš švenčiau audringai savo gimtadienį su jumis? O, tai koks baliukas buvo, o? Nu tai va, po šito baliuko mane dėl alkoholizmo išmetė iš darbo. Dabar į direktoriaus vietą paskirtas naujas konkursas. Prisivadovavo. O, matai, kaip iš žmogaus tyčiotės. Bet ašgi nesityčiau, aš buvau geras direktorius, patys taip sakė. O, atsimeni, kai siūlei man darbą morge. Sakė, reikia susipažinti su nauja aplinka, susirasti naujų pažįstamų, kad būtų po mirties linksmiau. A? Kelkis! Kelkis! Matau, kampas senas šmotė. Tu iš mane pasiskolinai 20 centų ant bulkos, kai neturėjai ir iki šiol neatidavai. Aš tai visą laiką sakiau, kad jis yra niekšas. Dabar tave padūchinsim. O kur padovanojau kruopos perlinės? Atidavai balandim? Tu balandim atidavai kruopas? Sabaka, balandim kruopas? Nereikia taip įsižeisti, aš centus grąžinsiu iš pirmos pašalpos. O mes nelauksim tavo pirmos pašalpos. Dabar už bausmę tu mane panešosi kaip į hovo. Ar po aplinkui. Man erekcija biški darosi, prašau paleisti. Nepaleisiu. Oi, direktorius. Arkliukų dabar, kaip sakoma, padirbėsit biški čiut-čiut. Galėsit kolektyviniam sodė, kai sako, žemė suart supikliavoti. Turėsit mums pirmą pašalpą atiduoti. Pas mumis tokios taisyklės. Visi senukai davė kažkada. Duokite, ir jums kampas. Va kampas. A ko tu man muši? Senukai, gal norit kas įspirti direktoriui? A ko tu man muši? Nesipyksta. Jisai... Direktorių konkursas baigėsi. Mergaitė, jis joks ne direktorius. O, jūs iš Kuproto kalno? Gal eitume pažvejot? Koks jis jums direktorius? Jis toks pat bedarbis kaip ir visi. Jis gyvena iš valstybės kišenės mokamų pašalpų. Iki šiol jis buvo direktorius ir dabar jis direktorius laimėjo konkursą. Direktorius sveikinu, jūs laimėjot konkursą. Vėl? Tai mes čia taip juokingai žaidžiame. Ponas direktorius, jūs aišku supratot, kad čia viskas juokais, taip sakant, buvo. Nu gerai, prašom, sėskitės visi į vietas ir tada mes pažiūrėsime, kokiu mes turime darbų. Aš jūs, jeigu norit, galiu padėšioti ant Kupros aplinkų į stalą karuselę. O man galit įspirti užpakalį, prašau. Galiu įspirti, galiu abiem įspirti. Atsistokit patogiau tik prie stalo. Atsistojam. Tik įseklydės nepatarė. Oi, kaip gero nuo direktoriaus gaut, kaip malonu. Pasakysiu atvirai, man skauda truputį širdį dėl jūsų veiksmų. Tai mums skauda. Manot, neskauda? Gerai. Kaip mes galėjom? Nu tai ką tu dabar čia darai? Nepaliečiau. Kaip nepalėti? Neliesk direktoriaus! Tu visada palėti, visada nukriūna man manybė. Kaip? Paliesiu. Kodėl tu ant direktoriaus darai spaudimą, tu
Kam reikėjo liest monitorių? Kam reikėjo liest monitorių? O, Manai, labai lengva uždirbti pinigus monitorių gautų. gal teisumus. Nemokėčius, tai neliesk. Nes atsiprašau, mes viską už jūs atstovėsim. Ai, tai gerai. Karvė, monitorių liečiu. Karvė. Kas karvė, kas ne karvė. Nu, nesąmonė. Jinai tikra karvė. Kam tu tą monitorių ėmėjai, aš ten nesąmonė. Kažkokį. Broliau, Nuimkite kepurę! Nuimkite kepurę! aš einu atlupsiu kepurę kaip šampano kamštį. Įsodinkite monitorių vietoj galvos. Sodinam ją ant baslio. Bus. Sodinam ją ant baslio. Nu gerai, viskas, sėdam, užteks. Karvė, nu. Vėl nukryto, nu. Čia jums matyt nuo streso. Viena bėda nevaikšto viena. Taip. Bala nematė, dirbkim toliau. Nu, tai ko ten nepatenkinti buvot? Jums pasirodė, panas direktorius, mes viskuom patenkinti. Nu, tai ir gerai, kad patenkinti. Nu ką, pažiūrėsim, kokių čia darbų reikia, pagalvosim tiksliau. Taip. Jaunuoliam turiu darbo, reikia šūdvežių. Gal kokį švaresnį darbą? Taip, yra švaresnių darbų, reikia lavonų nuplovėjo. Čia vat kaip tik jums bus. O jūs, senukai, eisit plytų panešiot. Nu, greit dirbam. Greit. Hop. Pom. Paskubėkit. Taip. O gal, direktoriau, šiandien nelabai galėtume dirbti. Negali dirbti, tai ateikit, prisėskit. Ašgi ne žvėris. Manęs temperatūros, žinok, iškilo. Sėskit. Skauda temperatūra, žinot. Pas mus paveldimos lygos scenarių, žaba grūdnaja. Žinot, aš jums turiu pasiūlymą, tokį, vat, oro uoste padirbėti. Oro uoste? Jo, čia planas oro Skambina uoste. kažkas. Palauk, tu atsiliepsi. Flight planas, čia su šita. Alio, Judy Foster, ne? negaliu dabar kalbėti, negaliu dabar. Šiandien, ne rytoj. Jūs galit visai kalbėti normaliai? Ne, negaliu, nu tai kiek kartų tą patį skambina. O kas skambina, kas sakė? Nesupratau, labai įkyriai skambinėja. Bachūras? Boba, bet seniai. Sena? Oi. O gal dėl žvejybos, dėl Kuproto kalno paklausti? Gal norėtumėte ten Kuproto kalną pažvejoti? Ne, aš galiu būti kupra. O gal pažvejot kartu kur nors? Jūs toks malonus, man patinka, kai šitų vat nėra visų, jūs visai kitaip atsiverčiat. Normaliai. Išsinešam direktorių ant pečių. Davai, neškit mane. Volga, paimkit jų už kojų. Išsinešam. Labai gerą. Kuproto kalno žaisti. Jau pažvejosim. Gausim gal keletą osų. Nesivaišyk tu iš čia. Eink iš čia, tu. Šiandien nenormalus kiaulės.